Skyrelyje vienas iš mūsų pakalbinsime verslininką, kuris jau buvo save įrašęs į senolių gretas. Noriu keletą žodžių papasakoti, kaip aš atsidūriau šiame klube. Istorija trumpa. Gydytojas atsiuntė mane su stuburo išvarža. Tirpo koja, tirpo sprandas, rankos negalėjau dešinės pakelt. Ir Barkauskas gydytojas sako, turi eiti pas Saulių į klubą. Taip ir atėjau. Iš pradžių aš tai gal taip skeptiškai žiūrėjau tą dalyką, nes aš nelabai tikėjau, kad galima pasiekti tokių rezultatų be medikamentų. Ir po pirmų 2-3 savaičių atleido šiek tiek nugarą, ranką dar nebuvo atleidę, ir bendra savita pradėjo ryškiai gerėti. Dar maždaug po pradinio įvado mėnesio laiko pradėjo atleidinėti nugarą. Ir tada jau atsirado noras siekti kažkokį tai rezultatą, kad visai atleistų. Pradėjus gerėti savijautai, prieš tai aš turėjau problemų su kraujospūdžiu. Ir netikėtai, paprasčiausiai pradėjau jaust, kad tą kiekį tablečių, kurių reikėdavo išgerti, aš išgėręs jausdavau sulėtintas. Ir pasirodo tai, kad buvo jau nukritęs visai spaudimas. Pradėjau nebenaudoti visai vaistų, nes kraujospūdžio kaip ir aukšto kraujospūdžio kaip ir nebebuvo. Pasiteniravus keletą mėnesių, pasižiūrėjus į aplinkinius, atsirado savaime suprantama noras, kad pakeisti išvaizdą ir numest kažkiek tai svorio. Kaip atėjau į klubą, svėriau 92-94 kg. Taip, Saulius padarė pirmąją programą ir pradėjo svoris krist, kas savaitę maždaug po pusę kilogramo. Griežtai laikiausi tas, kas buvo parašyta dietos, ar ten maitinimas, tikriausiai maitinimas, ne dieta. Toliau pratimus dariau visus pagal tiek, kiek buvo parašyta programoje, bet tam tikrus pratimus, kojų pratimus buvau persistengęs ir pasidariau tam raiščių traumą. Kadangi labai mėgstu slidinėti, tai labai norėjau kojas greitai atstatyti, o slidinėjimo sezonas gruodžio mėnesį prasideda. Ir žinoma, per metus, nepilnus metus, pasidarė 81 kg. Fizinė jėga tikrai sustiprėjo, atsirado daug fizinės jėgos ir pirmąsyk nuvažiavus ant kalno, jau aš tikrai gerai jaučiausi. Labai gerai jaučiausi. Dabar balandžio mėnesį bus 2 metai, kaip aš lankau šitą sporto klubą. Savijauta yra pasikeitus visiškai. O į savijautos, kada, kaip mes šnekam klube, žmonės, kurie daug jų lankom jau keletą metų, kaip tarpusavį kalbėjus, ateini su meile ir su meile darai tuos pratimus, tada ir dvasinė būsena pasidaro visai kitokia, žiūrai į gyvenimą truputį kitaip ir daros smagu, nes prisiminus, kokios buvo problemos prieš keletą metų ir kad tų problemų dabar neliko, tai gyvenimas pasidarė ryškiai šviesesnis ir malonesnis. Aš galiu pasakyti taip, dabar yra metų man nuo 40 iki 70, kada Sauliaus programą naudojama ir maisto, ir fizinio krūvio naudojau, treniravausi, tai pasidarė, kad 40 metų, kaip prisivalgai, jeigu dabar jau nežinoma nebevalgau, tai prisivalgius lašinių tada, ar dar kokio maistelio visai, kuris netinkamas, tai tada jautiesi kaip 70 metų. Tai čia, o apie slidinėjimą, tai galiu pasakyti tą, kad
Slidinėti, kas slidinėja, tai supranta, kiek ten reikalinga fizinių jėgų. Ir po pirmų metų treniruočių nedūsdavau ir galėjau atslidinėti nuo 8 iki 4 valandų. Ateina žmonės į klubą, naujokai, nori, kad būtų rezultatas iš karto. To rezultato taip iš karto tikrai neįmanoma pasiekti, nes reikia įdėti daug savo prakaito ir Sauliaus žinių. Dar vieno dalyko tai reikia labai daug kantrybės, kadangi turi siekti užsibrėžto tikslo. Jeigu nori numesti 5 kilogramus ir tu parėjęs valgysi, ten tas, kas neparašyta programoje, tai to nebus. Ir norėčiau palinkėti visiems naujokams, kad jie po 1 mėnesio nedingtų iš klubo, o bandytų dar 1 mėnesį ir po to, aš manau, pradės rodytis rezultatai pas kiekvieną žmogų. Svarbiausia noras. Pirmiausia, kai pradėjau sportuoti, tai buvo tikslas, kad būtų gera sveikata, neskaudėtų nugaros, ar rankas galima būtų pakelt. Praėjus kiek laiko, Saulius darė programą, kad sustiprint organizmą, raiščius, raumenis, ištvermę padidint. Po praėjus dar ten kažkiek tai tų mėnesių, po to jau norėjosi, pasižiūrėjusi aplinkinius klubiečius, norėjosi, kad padailintų kūną. Tai tą mes ir bandysim siekti ir toliau. Kovo 3 dieną vyks pradinis televizinio projekto Pasiruošk su mumis vasarai filmavimas. Išsamią informaciją, kur ir kada viskas vyks, rasite Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos internetinėme puslapyje bei Facebooko puslapyje. O dabar žadėti vaizdai iš NABA Universe aukščiausios vyrų kultūrizmo kategorijos. Taigi keletą paskutinių laidų mes vis jums pristatinėjome Mister ir Miss Universum varžybas vykusias Anglijoje ir šiandien jūsų dėmesiui yra aukščiausių vyrų kategorija, tai yra Mister Class 1 ir 6 vietą šioje kategorijoje iškovojo Henrique André Dugan iš Brazilijos. Sportininkas galingas, turintis tikrai nemažą raumenyną, tačiau šiek tiek, gal sakykime, chaotiškos raumenų proporcijos, jų nesusiliejimas į vieną harmoningą ansamblį, jį pastatė būtent į 6 vietą. Nors šiaip 6 vieta būtent Universum varžybas yra pakankamai garbinga. Kitas sportininkas iš Jungtinės Anglijos karalystės, tai yra Lukas Gabris. Dar didesnis turbūt raumenynas, šiek tiek proporcingesnis sportininkas, nors ir raumuo nėra toks pradirbtas, kaip prieš tai matyto sportininko, tačiau proporcijos yra tikrai gerokai geresnės. Siauresnė talija, platesnis pečių lankas, raumuo tvarkingai padėtas ir 5 vieta, tai yra Lukas Gabris, Jungtinė Anglijos karalystė. Šiaip Universum varžybose yra turbūt bene vienas iš garbingiausių pasaulinių titulų ir dabar mūsų dėmesiui dar vienas sportininkas iš Prancūzijos. Įdomus pozavimas, šiaip prancūzai visada įdomiai pasirodo, Mausi Aibo Bakauči. Kaip matom, šito sportininko sportinė forma šiek tiek geresnė negu prieš tai matyto Luko. Raumuo labiau skyla, taip pat aukštas sportininkas, galingas, svoris apytiksliai apie 116 kg sportiniai formai, tiesa ir sportininko ūgis turbūt 86 metras, 86 metras, 87. Mario Jemer, Austrija.
Šiaip Austrai vyrų kultūrizmo kategorijose nedažnai yra tarp prizininkų. Na, šį kartą maloniai išimtis Austrijos komandai. Sportininko proporcijos gal šiek tiek nusileidžia prieš tai matytam sportininkui, tačiau visą vaizdą šiek tiek gadina galbūt per plati talija, tačiau raumeninas yra galingas, puikiai paruoštas ir separacija raumenų jau pakankamai gili ir todėl sportininkas kai kuriuose pozose atrodo fantastiškai, beveik tobulai. Tuo labiau, kad, kaip matot, tiek viršus, tiek apačia yra tolygios vienodos sportinės formos. Tai yra kultūrizme labai svarbus faktorius. Kitas sportininkas, kurį matom, yra rusas Randzės Tliakudovas, turintis turbūt šiek tiek rytietiško kraujo. Jau kelintą kartą vis nelabai patenkintas užimta vieta. Tiesa, šį kartą jo sportinė forma geriausia, iš kiek yra matyta. Mano labai galingas, na ir tradiciškai roboto pasirodymas, kas dabar labai madinga kultūristų tarpe. Išeinu, pavaikštau roboto žingsnių, pašaudau ir tai yra, na, sakykime, pasirodymas. Šiaip sportininkui galbūt trūksta šiek tiek vidinės krūtinės dalies, o taip tikrai galingas, stiprus ir masyvus sportininkas. Šiek tiek mažesnis, žymiai elegantiškesnis, tvarkingesnis yra tos kategorijos nugalėtojas čekas Jiří Berkovec. Ir jo sportinė forma taip pat demonstruojama toje kategorijoje pati geriausia. Tai toks yra NABA Universum, sakykime, vardas. Tai tokie sportininkai yra šioje federacijoje, galinga federacija ir mes džiaugiamės, kad mes esam NABOS dalimi. Su jumis atsveikinu, viso labo, tai buvo Saulius Misevičius.